Labą dieną, su jumis vairavimo instruktorius Edgaras ir Kristupas. Kristupai, pravažiuosim miestu, pasižiūrėsim, kas naujo, kas gero, gal kažkokių ženklų pamatysi, kažkokių naujovių pamatysi, jeigu pamatysi, įgarsink, kas naujo, kas gero, kas pasikeitė mieste ir jeigu esi pasiruošęs važiavimui, galim išvažiuoti 10. Pradedame Regitros kieme, į kairę suksime, įrašą pradedame daryti Regitros kieme ir apvažiuosim apie pastatą. Tai yra sankryžoje artimiausiai į kairę važiuosim. Čia iš karto matome pirmoje eismo juostoje stovinčius automobilius, todėl važiuojame kairesnę, bet visumoje reikėtų įsivažiuoti dešinesnę, jeigu tuščia pirmoje juosta. Tai grįžkime į dešinę pusę. Ir tenai, kai sukamės į kairę, kai jums yra duota pastaba, kad sankryžoje suksime į kairę, ne pastaba, sakykime, nurodymas, kad sankryžoje suksime į kairę, reikėtų iš dešinės mašinos prasileisti. Čia jums susistabdys užduos 3 klausimus, šiuo atveju apvažiuokime kliūtį. Tos 3 klausimus užduos iš tų 20, kuriuos turite mokėti. Į kairę suksime, tai čia tų nublukusių linijų nereikėtų bijoti, jūs jau pradėkit sukti palengva. Čia yra perdažytos naujos linijos ir ten tomis nuvažinėtomis ar nublukusiomis linijomis nebesivadovauti. Tai apie tą, kur minėjau, kad turėtumėt praleisti kliūtis iš dešinės. Taigi. Ir jums, kai šitoje vietoje sako sankryžoje suksime į kairę ir vat priešais jūs atvažiuoja Regitros automobilis, tai vat jums kliūtis iš dešinės, tai BMW turėjo jį praleisti. Tai dabar gali būti, kad Regitros egzaminas pasibaigė dėl BMW kalties. Į kairę suksime sankryžą. Dar vieną mergaitę baiginėja egzaminą. Gal sakai, pakartokit, kad jinai žinotų, kur jūs važiuojat. Ir tuomet sankryžoje važiuosime į dešinę. Čia už perėjęs telpa vienas automobilis, tai įsivertinam, nieko nėra ir sukom. Prieš perėję visą laiką būtinai apsidairykite į kairę ir dešinę, nes yra dviračių takas, kad nieks neatvažiuotų. Jūs bendraukit su manim, nes galvos žmonės, kad aš čia viens važinėju. Sakau, elkitės natūraliai, nebijokit, nestresuokit. Leidžiantis nuo Regitros kalniuko link Pievų gatvės, kada pradedate tiesinti vairą, ten automatiškai išsijungia posūkis. Tai arba posūkį visumoje reikėtų jungti šiek tiek vėliau, arba išjungus posūkį būtina pakartoti posūkį ir iš naujo jungti. Dabar sankryžoje važiuosime į dešinę. Teisingai. Tai iš visų įrašų žinot, kad čia už Luizės leidžiamas greitis yra 20, nes ten prasideda gyvenama zona, kadangi pėsčioji toli sukamės. Tai vat priekyje matom gyvenamą zoną ženklą. Tai jeigu toliau važiuosim bus 20 greitis, o dabar čia atliksim T formos sankryžos figūrą, tai yra galų įsistumsime į dešinę. Saugokit save, nelįskit per daug arti to borto. Maksimalus atstumas leidžiamas yra iki 1 metro, tai nereikėtų bijoti važiuoti pusmetrio atstumu. Kiti lenda prie pat borto, ten prie 5 cm ir sako, taip geriau. Į dešinę važiuosim. Tai iki 1 metro atstumu leidžiama važiuoti, tai
Nesiglauskit prie to borto prie pat, nes paliesit bortą, greičiausiai egzaminas bus pasibaigęs. Sankryža, važiuosime į kairę. Nešalta? Ne. Nes kondicionierius įjungia, kad neperšaltum. Teisingai. Tas teisingai. Sankryžoje važiuosime į dešinę. Tai labai gražiai laikaisi greitį apie 17-18 km visą laiką. Laikosi, tai puikiai išlaikai. Čia reikėjo, žinok, dėl viso pikto aš būčiau sustojęs prieš perėją. Pakankamai toli tas automobilis, bet jeigu nespėsi įsivertinti jo važiavimo greičio, tada tu jam sutrukdysi. Tai gyvenamai zonai lenkti draudžiama, tai va puikiai rodo Volkswagenas kaip laikosi, iš galo dar va Peugeot. Visi viršė greitį, mes važiuojam lygiai 19, tai visi viršė greitį, visi lenkia, visi pažeidinėja taisyklės, tai stenkitės to nedaryti. Iš lenkimo gyvenamai zonai galit netekti teisės vairuoti. Tai dėl tokio apmaudaus lenkimo, kur realiai niekur nenulieksi, ten 50 metrų į priekį per gatvę nusibrausi, netek teisės vairuoti, tai paskui nusigriaužti nagus gali. Plius netekus teisės vairuoti, ar mėnesiui, ar 3 mėnesiam reikalinga išklausyti vėlgi prasižengusių kursą, toj vietoj vėl papildomos išlaidos. Šitą gatvę atsimeni realiai, ar ženklą matei? Atsimenu. Bet aš kalbėjau, ne, apie ženklą, ten prie Luizės, ten paskui kiti galvoja, ta prasme ateina grupė mokinių, kurie galvoja, kad ženklas galioja iki sankryžos artimiausios. Tai jeigu įvažiuojate į zonos ženklą, tai zona galioja iki tol, kol turite kelio ženklą kažkokios zonos pabaiga, tarkim, zona 30 pradžia turi būti zona 30 pabaiga. Kaip šiuo atveju važiavame gyvenamos zonos pradžia, turi būti gyvenamos zonos pabaiga. Kadangi priekyje tavęs tavo buvis mokykla, tai tą ženklą atmintinai žinai, turbūt iki kuris tai galioja. Taip? Taip. Sankryžoje su pagrindiniu keliu suksime į kairę. Teisingai pasižiūrėjai į veidrodį, įsijungiai posūkį, apsivažinėjai saugiai kliūtis. Jau priekyje vyksta kažkokie įdomus dalykai, mes į kairę sukam. Vienas parkuojas, vienas ant viršaus lipa. Gerai, prisilėtinai prieš kalnelį. Šviesoforų reguliuojama sankryžoje, važiuosime tiesiai. Kristupas tikrai žino ženklą, bet jūs atkreipkite dėmesį, kad tiesiai galima tik iš pirmos juostos. Kas ne vietiniai, kad nenulėktumėte iš vidurinės, nors čia nulėkia ir iš vidurinės. Nori nulėkti iš vidurinės tiesiai, bet regitros egzaminuotojai jam padeda susigaudyti ir sako, kad negalima ir sukiti kairę ten, kur leidžiam. Bet jau tokia vietoje, kai egzaminuotojas įsikišo žodžiu arba fiziškai į egzaminą, egzamino vertinimas bus neigiamas.
You've been driving continuously for 3 hours and 30 minutes. Čia avariją turim, kažkas nepraleido. Susižiūrėkit atidžiai. Kadangi eismo įvykis spūstis, bet gali būti, kad atsiras kažkas, kas pradės jums mojuoti, kad jūs važiuotumėt ir leis jūs įsivažiuoti. Gali būti, kad ir policijos pareigūnai pridarys eismą, tai sakau, pasižiūrėk visą laiką, stenkis eismo įvykio vietą jau atidus būti. Ir šitoje gatvėje važiuojant, ne tik šitoje, visose gatvėse važiuojant, turėtumėte atkreipti dėmesį, jeigu artėja specialiosios tarnybos, tai yra greitoji gaisrinė policija, su rimtais švyturėliais ir garso signalais, turėtumėte dešinėje pusėje stabtelt ir praleisti. Dėl ko akcentuoju, kad konkrečiai šitoje gatvėje reikėtų labiau padidinti tavo atsargumo būti, todėl kad priekyje yra kas? Žinai? Ligoninė. Taip, ligoninė. Tai į priimamojo skyrių, kai yra priėmimo dienos, tos ligoninės, tai lekia greitosios. Greitosios dažniausiai važiuoja su jungtais šviesos ir garso signalais. Ne visais atvejais, bet dažniausiai veža žmogų į ligoninę tada, kada jau jam reikalinga būtinoji pagalba. Tai ir veža su jungtais šviesos ir garso signalais. Tai jeigu važiuojate pirmąją eismo juostą, sustojat palei dešinį kraštą, kadangi čia turime tik tai dvi eismo juostas viena kryptimi, tai antra eismo juosta važiuojantis irgi jungia posūkį į dešinę, rikiuojasi į dešinę eismo juostą ir sustoja palei bortą. Jeigu būtų 3 eismo juostos, 2 pirmosios traukiasi į dešinę, trečioji į kairę pusę ir padaro avarinį koridorių. Sankryžoje suksime į dešinę. Tai pasižiūrėkite, kur sankryža yra. Sukat atsargiai, nes čia būna, kad pėstieji arba dviratininkai važiuoja, jų nepraleidus kritinė klaida gaunas, nes jūs iš pagrindinio sukat į šalutinį, tai yra į dešinę, ir pagrindinio kelio kryptimi juda pėstieji arba dviratininkai, turite praleisti. Teisingai, labai gerai, kad veidrodį pasižiūrėjai ir pastebėjai lenkiantį. Sankryžoje važiuosime į dešinę. Įlankos ženklą, reiškia, kairiai pusėje kažkas uždaryta, tai iš kairės mažiau eismo turim. Neskubėk. Spėju, kad ten tą tvarkomą gatvę turėtų iki rugsėjo 1 sutvarkyti, kad srautas susireguliuotų eismo. Manau, kad pradėjo su ta intencija, kad baigs iki rugsėjo 1, tai kas laikysit į mėnesio galą arba mėnesio pradžiai. Turėkite omeny, kad ten jau galimai nebus tos apylankos ir iš kairės reikės prasileisti daugiau mašinų, didesnis srautas bus. Šiaip visumoje ten dažniausiai pirma eismo juosta būna tuščia visada, nes kas atvažiuoja iš tolėliau Kretingos gatve, visi laikosi tos antros eismo juostos, nes ten praplatėja, pirma juosta gaunas tokio kaip nulėtėjimo ar pagreitėjimo. Antra juosta gaunas kaip ir tiesiai važiuoti, tai dažniausiai nieks nesirikiuoja į pirmą eismo juostą, nebent nori suktis į dešinę. Bet būkite atidūs, nežinia kaip kam sušviesi galvom. Tarkingai, autobusas
autobusas posūkio nerodė, gražiai pravažiavom, viskas tvarkoja. Šviesoforo reguliuojamoje sankryžoje važiuosime tiesiai. Aš įjungsiu jums navigacijos įrenginį, gausiu pravažiuoti pagal navigacijos įrenginį. Tik aš vienoje vietoje jumis. Už 200 metrų laikykitės dešinės. Čia mes tiesiai Laikykitės važiuojame. dešinės. Tas laikykitės dešinės, dėl to, kad 2 juostos. Už 800 metrų sukite kairėn. Tai rodiklytė esate jūs, kur ekrane matote, kelias yra paryškintas violetinė spalva. Kairėj pusėje viršuje yra nurodyta už kokio atstumo, kur reikės sukti ir iš kurios eismo juostos galite tai daryti. Dažniausiai Už šitie 200 metrų sukite kairėn. Dažniausiai šitas ženklas atspindi kelio ženklą esantį, kaip ir dabar dešinėje, kad į kairę rodo, galėsim iš kairesnės juostos, tai lygiai taip pat ir navigacija rodo. Bet navigacija pasitikėti 100% negalima. Navigacija yra tik tais pagalbinė priemonė nuvykti iš taško A į tašką B. Eismą reguliuoja ženklai ir ženklinimas. Bet reiktų omenyje, kad jeigu navigacija kaip pavyzdys rodo sukti kairę, o ženklas draudžia sukti kairę, tai vadovaukitės kelio ženklų, ne navigacija. Sutarėm? Taip. Klaipėdoje nėra daug tų vietų, kur navigacija apgaudinėja, bet kitose miestuose važiuojant, tai tikrai prieštarauja navigacija kelio ženklam. Greičius kartais neteisingai rodo. Tarkim, jeigu senesnė navigacija čia pasukus į kairę, sankryžoje pasukus į kairę, rodytų, kad galima 70, nes anksčiau čia buvo galima 70 važiuoti, kol regitrą atidarė, kai atidarė regitrą numažino iki 50. Tai tas senesnė neatnaujinta navigacija dažnai rodo, nedažnai, sakykime, kartais rodo neteisingą važiavimo greitį. Tai vėlgi vadovaukitės ženklais. Gerai. Sukite kairėn. Labai teisingai, važiuoja plačiau, iškart į pirmą juostą nebereikės nei rikiuotis, nei veidrodėlių žiūrėti, nei posūkio rodyti, nei galvos sukti aklą zoną. Tai viskas tvarkingai, gražiai įsivažiuoja tiesiai į pirmą juostą. Kai iš vienos eismo juostos galima sukti kairę, mes pagal taisyklės, į kurią galima įvažiuoti. Galit pakartot klausimą. Jeigu iš vienos eismo juostos galima sukti į kairę, į kurią eismo juostą galima įvažiuoti. Už 800 metrų sukite kairėn. Kaip? Į pirmą. Į abidvi galima įvažiuoti, tiek į pirmą, tiek į antrą, bet įvažiavus į pirmą juostą nelieka to rikiavimas, kaip aš sakau. Šiuo atveju mes nesuksim ten, kur navigacija liepia, o važiuosime tiesiai link šviesoforo. Nes ne į kairę suksim, o tiesiai dar nuvažiuosim. Įvažiuoti galite ir į kairesnę juostą. Tarkim, jeigu matot, kad pirmoji juosta yra spūstis kažkokia, kažkas sugedė, stovi su avariniu, tai be problemų lendat į kairesnę juostą, į antrą eismo juostą, viskas yra gerai. Tik paskui turėsit reikiuotis. Mes dabar tiesiai važiuojame. Mes dabar tiesiai važiuojam. Dar kartelį pasikartosiu. Už Tiesiai važiuosim. 200 metrų sukite kairėn. Ir tada sukite dešinėn. Mes tiesiai važiuosim. Jeigu egzamino metu Sukite kairėn. Ir tada sukite dešinėn. lygiai taip pat egzaminuotas įjungia navigacijos įrenginį, bet sako šiuo Už atveju 400 metrų apsisukite. Tai va dabar kaip sakė, taip ir darysim.
Ir tuo metu, kai įjungia navigaciją nukreipia kažkur ne ten važiuoti, reikėtų klausytis egzaminuotojo, jeigu jisai jau įsiterpia. Už 200 metrų apsisukite. Iš kurios juostos apsisukinėsit? Pirmos kurios. Šitos. Iš kairiausios juostos galima tik tais apsisukti. Jokios kitos juostos apsisukti nėra galimybės. Nes jeigu kaip pavyzdys jūs apsisukinėsite iš tos, kur jūs sakėt, pirmos juostos, šiuo atveju iš vidurinės, o aš iš šitos juostos suksiu į kairę, tai jums apsisukant, jums trenksas iš šono ir jūs liksite kaltas dėl eismo įvykio. Apsisukti galima tik iš kairiausios eismo juostos, išskyrus atvejus, kai apsisukimo ploto neužtenka ir apsisukyti, su lengvąja mašina dažniausiai nebūna tokių situacijų. Bet jeigu vairuosit sunkvežimį arba, sakykime, kažkokią ilgą priekabėlę prisikabinės, būsit pasikrovęs kažkokių ilgų baslių ir apsisukti iš kairiausios juostos neina, tai tada galėtumėte apsisukinėti ir iš dešinės, tik įsitikinęs, kad tai daryti yra saugu ir niekam nesutrukdysi. Bet pati visuma, tai stengiamės visada apsisukinėti iš kairiausios juostos. Kas liečia egzaminą B kategorijos, tai tą, ką jūs dabar laikysit, kad ir čia, žiūrėkit, palei navigaciją, jums rodo apsisukti iš kurios juostos. Pačios kairiausios. Taip, tai tą taisyklę vadovaukitės. Iš dešinės nieko nėra ir apsisukam gražiai. Apsisukant visada turite praleisti, kas juda ar iš priekio, ar iš dešinės, turėtumėt kliūti. Sukite dešinė. Jeigu iš sankryžoje turėtumėt keturšalę sankryžą ir iš priekio būtų mašinų, tai irgi apsisukant visada turėtumėt prasileisti. Ir mes pagal navigacijos įrenginį, kaip matome, kur grįžtame. Ir regitra. Teisingai. Tai iš kur pradėjom, ten ir grįžtam. Už 200 metrų sukite dešinė. Ir tada sukite dešinė. Tai čia yra vienas iš regitros maršrutų. Tokio ilgio, tokio eiliškumo, tik lygiai gretaus parkavimo nepadarėm. Sukite dešinė. Ir tada sukite dešinė. Nes ten, kur jie daro tą lygiai gratų parkavimą, nebuvo vietos. Maršruto eigoje nemačiau, kur galėtų pasidaryti. Dešinę suksim, kaip ir navigacija Sukite minėjo. dešinė. Ir tada sukite dešinė. Tai pravažiavom tokį vieną lengvesnį regitros maršrutą. Sukite dešinė. Tikiuosi visiems, kas žiūrės, jisai bus naudingas, kažką išgirdot naujo, kažką nežinomo ir rekomenduoju sekti toliau, nes filmuosim įrašus, dažniau kelsime į YouTube platformą, tai gražaus žiūrėjimo, iki pasimatymo.